Labadiena, gerbiamas vienuolių broli. Patarkit man, kaip nugalėti nuodėmę depresiją, nes jį veda link liūdesio ar savižudybės. Kaip ją nugalėti ir pajusti širdies džiaugsmą. Ir dar kokią jūs patartumėt literatūrą dvasinę skaityti. Taigi, iš tiesų toks sudėtingas klausimas, į kurį galbūt taip tiesiogiai atsakymo ir nesugebėsiu duoti. Su pirma, turime atsiminti, kad depresijos priežasčių gali būti įvairių. Tai, kaip jau minėjo klausiančioji, tai gali būti dėl nuodėmės. Dėl to, kad mes pamirštame į liūdesį, kad gyvename ne taip, kaip iš tiesų suvokime turėtume gyventi. Arba mūsų gyvenime vyksta kažkas tokio, ko nesugebame atsisakyti ir visą tai mums neša nerimą, liūdesį ir atima dvasios ramybę. Bet taip pat turime atminti, kad depresija gali būti ir tiesiog fizinė liga. Taip, liga, kuri gali būti gydoma ir turi būti gydoma, nes kuomet žmogus pasineria į gilią depresiją, iš tiesų pasekmės gali būti liūdnos, ypatingai jeigu jis nedrįsta kreiptis pagalbos. Tad jeigu jaučiate, kad jūs kamuoja depresija, visų pirma, tikrai vertėtų pasikalbėti su savo šeimos daktaru ir įsivertinęs situaciją galbūt jūs nukreiptų ten, kur jūs galėtumėt gauti pagalbą. Jeigu jaučiate, kad tai vis tik yra dvasinė liga, puolimas, kuris neduoda jums ramybės, tuomet tikrai kviečiame ateiti ir pasikalbėti su dvasininku. Pažiūrėti, kasgi mūsų gyvenime vyksta tokio, kad tas gyvenimas nebeteikia džiaugsmo, o tik liūdesį ir nerimą. Turime atminti, kad rimtai paliesti depresijos iš tiesų patys vieni jau savo padėti nebegali. Tad bet kokiu atveju reikia kreiptis pagalbos, rasti žmogų, kuris palydėtų mus per tą sunkų laikotarpį, padėtų priimti sprendimus, kurie gali būti netgi visiškai paprasti, tik tais mums apimtiems liūdesio, nerimo, atrodo kažkas nesuvokiamas dalykas. Tad tikrai drąsinu kreiptis, ieškoti pagalbos ir kartu su malda, su kitų žmonių pagalba tikrai galima iš depresijos išlipti. Daugybė žmonių yra perėję tą kelią. Tai netgi iš psalmėse galima atrasti, kuomet sakoma, kuomet vesi mane per tamsų slėnį, viešpatie aš nebijosiu, nes žinau, kad tu drauge su manimi būsi. Taigi tikinčiam žmogui visuomet yra žmogiška pagalba ir taip pat dieviška pagalba. Neatmeskime nei vienos iš jų ir tuomet galėsime džiaugtis rezultatais. Taigi tikiuosi, kad taip trumpai, galbūt ir nepilnai atsakiau jūsų klausimą, nes kiekvienas atvejis iš tiesų yra individualus ir atskiras ir negalima šiuo atveju duoti tokių bendrų patarimų. Na, o dėl dvasinės literatūros, kokią patarčiau skaityti, vėlgi, kiekvienas žmogus eina skirtingų tikėjimo kelių. Tad tikrai turėtumėte galbūt pasitarti su savo dvasios tėvu, kuris daugiau jūs pažįstas, galbūt netgi su savo nuodėmklausiu, kuris patartų tinkamiausiai jums šiuo metu literatūrą. Aišku, visuomet yra šventas raštas, yra bažnyčios tėvų raštai, galiausiai net ir gražus religiniai raštai, kuriais galite tikrai džiaugtis, nes Lietuvoje pagaliau turime tikrai daug geros ir kokybiškos krikščioniškos literatūros. Taigi, linkiu nenusiminti, surasti pagalbą. Na, visus, kurie turite klausimų, kviečiu drąsiai rašyti man į pašto dėžutę klauskbroli@gmail.com ir kaip išmanydamas padėsiu jums savo atsakymais. Geros visiems dienos. Iki.